Sveiki, kaip visada tradiciškai susitinkame savaitinėme Forex rinkos apžvalgoje. Prasidėjo gruodžio mėnesis. Gruodžio mėnesis, kaip visą laiką rinkose, jisai pasižymi pakankamai dideliu volatilumu. Šitą kartą mes turėsime neišimti, prie to dar prisideda ir geopolitinės įtakos, kurias mes turime pasaulyje. Ir iš tikrųjų šie metai yra tokių šiek tiek esminių sprendimų metai. Europos centrinis bankas metų pabaigoje jau kalba vis labiau apie tai, kad reikėtų papildomai stimuliuoti ekonomiką, nes dabartinių priemonių obligacijų supirkimo programų, kurias vykdo šiuo metu Europos centrinis bankas, jų nepakanka. Amerikos centrinis bankas tuo tarpu kalba apie tai, kad reikėtų didinti palūkanų normas ir iš tikrųjų šito sprendimo realu sulaukti Amerikos ekonominiai rodikliai. Jeigu kas nors būtų paklausęs prieš metus, ar tikite, kad Amerikoje bedarbystė sumažės iki 5%, matyt mažai kas galėjo tikėtis. Už tai visą laiką nereikėtų darytis labai ilgalaikiškų prognozių. Iš tikrųjų skeptiškas prieš tokias labai ilgalaikiškas prognozijas, reikia stengtis daugiau žiūrėti savaitį, mėnesių į priekį, trumpesnio periodo prognozijos analizės. Ir tas iš principo visą laiką geriau veikia, geriau pasiteisina. Tai ateinantį savaitę yra pirmas mėnesio penktadienis. Amerikos darbo rinkos duomenys skelbiami, kurie, sakykime, dabar turės iki galo patvirtinti, ar Fedas jau gali gruodžio viduryje didinti palūkanų normas, ar vis dėlto galima galvoti, kad Fedas susilaikys. Gruodžio mėnesį bendrai yra toksai, kadangi padidėjęs bendrai volatilumas, tai manau, kad centriniai bankai veiks tik tai tokiu atveju, jeigu tikrai bus poreikis tam. Iš tikrųjų, Europos centrinis bankas praėjusią savaitę dar labiau pradėjo eskaluoti temą, kad gruodžio mėnesį gali būti papildomos įrankiai, naudojami papildomi įrankiai ekonominiam skatinimui, tame tarp ir palūkanų normų sumažinimas iki minusinio lygio, tame tarp ir obligacijų supirkimo programos praplėtimas. Bet aš iš tikrųjų galvoju, kad ateinančią savaitę mes dar nesulauksime šitų programų, kadangi, sakykime, šiaip centrinio banko visą laiką yra tikslas paruošti rinkas kažkokiems svarbesniems įvykiams ir greičiausiai šiuo momentu vyksta būtent tas paruošimas. Ir dabar skubėti Europos centrinis bankas, manau, kad nelabai ir turi prasmės, nes jis puikiai supranta, kad Fedas greičiausiai didins palūkanų normas. Euro dolerio kursas Europos centrinį banką šiuo metu turėtų tenkinti, eksportą turėtų tenkinti dabartinis euro dolerio kursas. Dėl tokio euro dolerio kurso paskutinio metų ketvirčio bendras vidaus produktas dėl prekybos balanso pagerėjimo galima tikėtis, kad bus geresnis. Nuo prieš tai buvusios Europos centrinio banko konferencijos mes matėme šiek tiek pagerėjusią infliaciją, jeigu galima tai pavadinti pagerėjusią, šiek tiek atsispyrė 0,1% infliacija. Turime toliau, sakykime, šiek tiek pagerėjo gamybos ir paslaugų sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksai iš eurozonos ir bendrai iš Vokietijos. Dėl to Europos centrinis bankas galvoju, kad tiesiog gali vėlgi panaudoti tą retoriką, tiesiog priminti rinkoms, kad svarsto tokias galimybės, ir dėl tos priežasties euras savaime jau neigiamai būtų veikiamas. Kol kas eurui sentimentas išlieka neigiamas. Jeigu vis dėlto būtų paskelbtos obligacijų supirkimo programos padidinimas ar tai palūkanų normų sumažinimas, tai greičiausiai toliau veiktų eurą neigiamai, juolab, kad Amerika ketina didinti palūkanų normas. Atsiminkime, kad pastarąjį mėnesį, pastarąjį pusmetį iš tikrųjų daugiausia rinkas judina skirtumai tarp šalių centrinių bankų monetarinių politikų. Tarkim, turime dolerio prieš Šveicarijos frankų labai gražų brangimą ir jeigu toliau, sakykime, pirmas mėnesio penktadienis ateinančią savaitę nenuvils, mes turėsime Amerikos bedarbystės lygio paskelbimas. Bedarbystė yra 5%, tai vėlgi yra žemas tikrai lygis, tai yra prieš krizinis laikotarpis ir galima vadinti tai tokį bedarbystės lygį, tai yra full employmentas vadinamas, pilnas įdarbinimas. Naujų darbo vietų sukūrimas prognozuojama, kad šiek tiek mažės, bet jeigu viskas pasirodytų kas virš 200 tūkstančių, tai būtų pasitinkama greičiausiai teigiamai. Ir aišku, vidutinis atlyginimo augimas. Jeigu atlyginimai toliau augtų, sakykime, kad ir tuos 0,2%, kurie yra prognozuojama silpnesnis augimas nei prieš tai, bet tai vis tiek tai būtų pasitinkama teigiamai. Neigiamai dolerį paveiktų tokiu atveju, jeigu mes turėtumėm, kad, pavyzdžiui, praeito mėnesio 271 tūkstantis darbo vietų būtų pataisytas į gerokai prastesnį ir, sakykime, šičia išeitų mažiau negu 200 tūkstančių arba, tarkim, mažiau negu 150 tūkstančių, tai tada tikrai nubrauktų visus lūkesčius, greičiausiai sulaukti palūkanų normų didinimo ir Fedas neskubės. Juolab, kad infliacijos lygis kol kas, neturėtų būti tas faktorius, kuris lemtų, kad Fedas turi skubėti šiuo metu. Iš tikrųjų, dar laiko palaukti, manau, kad irgi centrinis bankas turi. Vis dėlto per praėjusios savaitės nuo praeitos konferencijos
konferencijose Centrinio banko mes matėme, kad infliacija šiek tiek ūgtelėjo, pajamų didėjimas matosi, bedarbystės lygis toliau laikosi 40 metų dugnuose, tai yra turiu minty bedarbystės paraiškų rodiklis. Bedarbystės paraiškų yra 40 metų žemumose, pakankamai neblogas rodiklis. Na ir ateinančią savaitę turėsim tiek paslaugų, tiek gamybos sektoriaus indeksus, turėsime Europos Centrinio banko konferenciją ketvirtadienį. Anglijos svarui taip pat svarbi savaitė, nes turėsime ir paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksą, ir gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksą. Dėl to svaro, jeigu tik tais išeikto geresni rodikliai, tai iš tikrųjų svarą teigiamai veiktų prieš Šveicarijos franką, ypatingai prieš eurą, kur yra ryškus monetarnės politikos skirtumai, prieš Japonijos jeną, na, poroje su doleriu Anglijos svaras vis tiek lieka toliau neigiamas daugiau sentimentas. Kanados centrinis bankas taip pat ateinančią savaitę skelbs palūkanų normas, na ir bus taip pat statementas, tai yra protokolas Centrinio banko, kurio metu mes matysim, kaip toliau mato monetarinė politika Kanados centrinis bankas. Na, Kanados doleris jau iš anksto atidirbėjo tą neigiamą sentimentą, doleris brangsta prieš Kanados dolerį ir tai yra puikios, manau, perspektyvos kol kas ieškoti ir toliau pirkimų, nes naftos kaina ir toliau smunka ir ateinančią savaitę penktadienį mes turėsime OPEC šalių susitikimą, kuriame bus svarstamos galimybės galbūt sumažinti pasiūlą, sumažinti naftos gavybą tam, kad atstatyti naftos kainas. Saudo Arabija toliau tam priešinasi, na ir žiūrėsime, kaip tas, sakykime, sprendimas, ar bus kažkoks priimtas sprendimas ar ne. Jeigu ne, toliau naftos kainos galimas kritimas, na ir juolab naftos kainos kritimas taip pat koreliuoja ir su dolerio brangimu, ir aplamai žaliavos ir toliau smunka dėl dolerio brangimo rinkose. Tai tokia įdomi savaitė laukia. Kinija skelbs gamybos ir paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų duomenys, taip pat palūkanų normų paskelbimas. Forex Factor LT mūsų rinkos naujienų skiltyje matysite daugiau aprašyti apie ateinančios savaitės naujienas, tokia tikrai daug klausimų ateinančią savaitę. Kinijos rodikliai, jeigu jie ir toliau, sakykime, svarbesnis nėra ne Kinijos statistikos departamento pateikiamas rodiklis, bet Kaiksin, tai yra Market Economics instituto pateikiamas gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas. Jeigu jis ir toliau bus žemiau 50, tai spaus toliau neigiamai žaliavas. Paslaugų sektorius taip pat, jeigu, sakykime, paslaugų sektorius blogės, vėlgi neigiamai gali veikti žaliavinės valiutos, Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Vis dėlto iš Australijos sulaukti palūkanų normų mažinimo tikimybė yra labai maža, nes Centrinio banko komentarai pastarėjai rodo daugiau tokį optimistinį toną ir kol kas Centrinis bankas negalvoja, kad reikėtų iki rekordiškai žemų palūkanų normų mažinti, sakykime. Tai greičiausiai audant ZD valiutų poroj mes ir toliau matysime teigiamą sentimentą, turiu minti Australijos dolerio brangimą prieš Naujosios Zelandijos dolerį, nes Naujosios Zelandijos Centrinis bankas, na, priešingai kalba apie galimybę mažinti palūkanų normas. Aišku, ateinančią savaitę tos konferencijos dar nebus, bet iš tikrųjų Naujosios Zelandijos doleris, jisai nuo rugsėjo mėnesio brango ir tai šiek tiek stabdo eksportą Naujosios Zelandijos, plus pieno supirkimo kainos toliau per pastarosius aukcionus šiek tiek mažėja, tai tas neigiamai veikia Naujosios Zelandijos dolerį, ypatingai prieš Australijos dolerį poroje. S&P 500 indeksas, jisai taip pat yra įdomus instrumentas, 95% kompanijų jau paskelbė savo pelno rodiklius, būtent už trečią ketvirtį ir 95% tų pelno rodiklių yra blogesni. Tai rodo, kad S&P 500 indekse mes galime laukti didesnės korekcijos, tai tas susiję būtent ir su monetarinė politika. Jeigu, sakykime, Amerika didins palūkanų normas, jeigu ateinantį savaitę patvirtins, kad Amerika gali pilnai būti pasirengusi didinti palūkanų normas, S&P 500 indeksas gali būti veikiamas neigiamai. Šiuo metu SP 500 juda intervališkai ir esame intervalo viršutinėje dalyje, todėl kainos kilimo atveju link 2100 ir toliau galioja, sakykime, sell daugiau pozicijos. Praeitą savaitę aplamai vangiai buvo judėjimas su SP 500, tačiau sell galimybės su pelno nuostolio santykiu 2:1 ir didesniu. Na, kritimo atveju, taip iš tikrųjų gruodžio mėnesio viduryje vis tiek yra sezoniškumas, kuris veikia ir, sakykime, galimas tas kalėdų senelio ralis vadinamas gruodžio viduryje. Dėl to SP 500 indekso kol kas kritimo galimybės laukčiau iki 2000 kažkur, tai šiek tiek žemiau 2000. Na ir paskui, sakykime, vėl kilimo, kuris gali pasiekti naujas viršūnės, na, o tada, sakykime, jau pamatytumėm didesnį kritimą techniškai S&P 500 indeksą. Reiškia, artimiausiu metu daugiau yra kritimui. Kritimas gruodžio viduje, gruodžio į pabaigą, sakykime, galima didesnė korekcija kilimas, kuri gali netgi suformuoti naujas viršūnės. Na ir sausio pradžioje prie to sezoniško dar faktoriaus, kad yra doleris, sakykime, yra linkęs gruodžio mėnesį brangti, S&P 500 indeksas yra linkęs pykti, vidutiniškai nuo sausio 7 dienos, sausio mėnesį prasidėjus pelnų fiksavimui galima tikėtis S&P 500 indekso kritimo. Na, žinoma, visą laiką rinką reikia
stebėti realiame laike, bet artimiausiu metu ateinančią savaitę vis dėlto būtent rinka dirbs greičiausiai pagal tą sentimentą, laukiant darbo rinkos rezultatų, kurie, jeigu bus, kaip sakau, apie 200 tūkstančių naujų darbo vietų, bedarbystės lygis jis yra jau full employment, tai yra tikrai žemumos ir kad ir šiek tiek padidėtų bedarbystė, manau, nepakeistų centrinio banko sentimento, svarbiausia, kad pajamos taip pat didėtų. Toliau, sakykime, turime Australijos doleris prieš Naujosios Zelandijos dolerį. Kaip ir minėjau, yra kol kas išsiskyrimas tarp monetarnės politikos. Antradienį tikėtina, kad Australijos bankas nebemažins palūkanų normų. Labai svarbu, kad po palūkanų normų paskelbimo, kaip mato dabartinė ekonominė situacija centrinis bankas. Jeigu jisai mato ją, sakykime, daugiau optimistiškai, kaip ir per pastarąsias savaitės, audant ZD valiutų poroj liks kilimas ir kol kas korekcijų metu kaina juda labai intervališkai praeitą savaitę, dėl to laukčiau didesnės korekcijos iki 1,0950, 0,900, na ir pirkimo su 2 prie 1 pelno nuostolio santykių. Ketvirtadienį laukia Europos centrinio banko konferencija, kurios metu centrinis bankas būtent skelbs palūkanų normas ir, reiškiasi, bus spaudos konferencija, per kurią gali būti paskelbti papildomi stimulai. Dėl to iki to laiko Šveicarijos bankas, žinodamas tos stimulo programas, atsiminkime prieš tai, kai būtent įvesti Europos centrinio banko stimulo programos sausio mėnesį, kaip sureagavo Šveicarijos frankas. Šveicarijos centrinis bankas šiuo metu turi pakankamai tokią užduotį, pakankamai rimtą užduotį suvaldyti euro franko kursą, euro pigimą prieš Šveicarijos franką. Na, Šveicarijos ekonomika šiuo metu tikrai nepatenkinta, galima sakyti, dabartiniu franko kursu ir ta būtinybė atstatyti kursą išlieka. Šveicarijos infliacija yra defliacija pakankamai didelė, beveik 2 procentai, dėl to reikalinga atstatyti Šveicarijos franką į tos buvusius lygius, kad bent jau 1,2 būtų lygis, 1,1 lygis. Na ir Šveicarijos centrinio banko intervencijos taip pat tikėtinas, dėl to euro franko poroje būtų galima jau žiūrėti, sakykime, jeigu paskelbtų stimulus, galima būtų laukti kritimo ir per jį vis tiek ieškoti pirkimo pozicijų. Jeigu, reiškiasi, kaina šautų labai stipriai viršų, galima tikėtis būtent centrinio banko intervencijų iš Šveicarijos centrinio banko iki ketvirtadienio. Trečiadienį, sakykime, vieną dieną prieš Europos centrinio banko veiksmus dėl to euro franko poroje, netgi iki, sakykime, konferencijos ketvirtadienio būtų galima jau statytis buy stopus. Na, taip aš galvoju, galėtume strateguoti euro franko prekybą ateinančią savaitę. GBP CHF išlieka sentimentas teigiamas, bet kokiu atveju, na, tas dabartinis kritimas, kuris buvo, jis ir liko korekcija, kaip ir prognozavom praėjusią savaitę, labai gražiai rinka atšoko, suformuotas dvigubas dugnas, kilimas, kol kas jisai judėjimas yra labai intervalinis, dėl to vytis rinkos kainai kylant nereikėtų. Šiuo metu, kadangi ateinančią savaitę tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas bus bene svarbiausias rodiklis, todėl laukčiau kritimo link 1,5400 ir pirkimo pozicijų su 2 prie 1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Doleris frankas išlieka sentimentas ryškiai teigiamas ir toliau savaitę iš savaitės tą kartoju ir matote, mes turime labai gražų kilimą, kuris duoda pakankamai neblogas pelno galimybės, dėl ko, sakykime, pozicijų neverta laikyti labai ilgalaikiškų dolerio franko poroj, nes daugelis klausia, kad jeigu, sakykime, yra kilimas, kodėl nelaikoma ilgalaikiškos pozicijos, dėl to, kad vyrauja geopolitinė įtampa. Jeigu prasidėtų kažkokie rimtesni dar kariniai konfliktai, tikimybės tos tokios didėja, Šveicarijos frankas dėl tos priežasties gali pradėti brangimą. Vis dėlto tai yra ta valiuta, kuri kaip yra saugaus prieglobsčio valiuta vadinama safe haven currency. Dėl to iš tikrųjų geriau, jeigu mes turime labai gražų agresyvų kylantį trendą ieškoti pirkimų, bet reiškia tos pirkimus užfiksuoti visą laiką, nelaikyti ilgalaikį pozicijų, šituo atveju būtų logiškesnis sprendimas. Dolerio franko poroje mes jau esame arti išsikvėpimo, kurio metu galima laukti didesnės korekcijos, dėl to šiuo metu USD CHF poroje esame kanalo viršūniai, laukčiau didesnės korekcijos iki 1,0250 ir vėlgi pirkimo pozicijų su 2 prie 1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Labai įdomi valiutų pora pasidarė ir Brazilijos realas pastaruoju metu, tai yra tokia krosinė valiutų pora, daugam, sakykime, galbūt nepatinka, bet tiesiog aš užsimenu apie tai, kad tai yra valiutų pora, kurioje taip pat yra galimybės, jos yra nuo praeitų, nuo sakykime, rugpjūčio mėnesio, kada kiniečiai devalvavo valiutą, tai yra puikiai valiuta prekybai. Doleris Brazilijos realas šiuo metu atliko techniškai gražią korekciją, didesniuose perioduose jinai matosi labai gražiai, mes turime tokią pleištinę struktūrą, prasimušimas, breakoutas, kaip ir buvo prognozuota, jeigu nežinau, ar minėjau praėjusią savaitę, tą dolerio Brazilijos realo perspektyvą. Na ir sakykime, dabar didėjant tikimybė, kad Fedas didins palūkanų normas, dolerio Brazilijos realo poroj kilimas tikėtinas, juolab, kad ateinančią savaitę dar turėsime iš Kinijos rodiklius,
kurie labai gali įtakoti Brazilijos realą. Jeigu Kinijos gamybos sektoriaus duomenys toliau bus žemiau 50, užsakymo vadybininkų indeksui esant žemiau 50, tai neigiamai veikia Brazilijos realą. Dėl to dolerio Brazilijos realą poroje ir toliau galimi kilimai, aišku, šita pora dirba tik iš Čikagos biržos metu. Doleris su Japonijos jena sentimentas išlieka teigiamas, nors iš Japono mes nesulaukime papildomų stimulo programų, reiškia, bet Amerikos centrinio banko monetarinė politika jinai turi veikti teigiamai prieš Japonijos jeną, na ir sakykime, poroje kaina juda labai intervališkai, vytis rinkos šiuo metu jokių būdų nereikėtų palaukti korekcijos iki 1.2250, iki 1.2200, na ir galioja pirkimo sentimentas šioje poroje. Svaras doleris pora yra viena iš labiausiai komplikuotų, daug yra intervalinio judėjimo šiuo metu, bulių ir meškų santykis rinkoje panašus, laukia naujienos tiek iš Anglijos, tiek iš Amerikos. Dėl to šitą porą tiesiog siūlyčiau šiek tiek atidėti, vėlesniam laikotarpiui tiesiog šiaip pastebėti. Svaras Japonijos jena tuo tarpu pora, šita pora yra įdomi pora ir sakykime vis tiek sentimentas daugiau ilgesnio periodo teigiamas, vidutinių trumpojų periodų mes turėjome nuosmukį. Ateinančios savaitės paslaugų sektoriaus ypatingai duomenys duos tokį sentimentą svaro jenos poroje. Tačiau jeigu galvojame apie dolerio jenos brangimą, dolerio jenos brangimas jisai koreliuotų turėtų su svaru jena ir dėl to pora, kada tik tais priartės prie svarbiausių palaikymo lygių, kadangi daug dvipusio judėjimo būtų galima ieškoti buy low pozicijų, pirkimo nuo dugnų, tai šiuo metu esame dugne, kuriame yra galima pirkimo zona su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Jeigu kaina kristų daugiau, na tada jau tik nuo 181.00. USD Kanados doleris jisai juda intervale, dėl to vytis rinkos jau kainai kylant nereikėtų, tik tais pirkimai galimi, reiškia, tik tais nuo, sakykime, dugnų kažkokių žymesnių su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Ir aišku, USD Kanados dolerio poroje reikėtų pozicijas fiksuotis iki penktadienio. Penktadienį OPEC šalių susitikimas ir ten jau, sakykime, jeigu naftos gavyba būtų kažkiek sumažinta, nors ta tikimybė išlieka maža. USD kadas galėtų, sakykime, kristi, tai yra stiprėti Kanados doleris, na, bet vis dėlto ateinančią savaitę mes turėsime ir Kanados centrinio banko palūkanų normų skelbimą konferenciją, kurios metu greičiausiai Kanados centrinis bankas išreiks susirūpinamą dėl dabartinės ekonominės situacijos. Naftos kaina ir toliau laikosi dugnuose. Ir, sakykime, vienintelis toksai, na, teigiamas postumis Kanados ekonomikai šiuo metu yra tai, kad Amerikos ekonomika atsigauna, tai yra pagrindinė prekybos partnerė atsigauna. Australijos dolerio poroje sentimentas jisai išlieka toliau neigiamas, na ir jeigu Australijos centrinis bankas nemažintų palūkanų normų, vis dėlto šiuo metu sell ieškočiau tik tai kainai pakilus iki 73.00, galima didesnė korekcija ir tuomet kritimo pratęsimas. Naujosios Zelandijos dolerių sentimentas lieka neigiamas, ateinančią savaitę iš Naujosios Zelandijos naujienų nebus. Labai didelį įtaką gali padaryti Kinijos pramonės rodikliai, Kinijos paslaugų sektoriaus rodikliai, bet tai yra būtų momentinė tiesiog įtaka. Jeigu NZD važiuotų link viršūnių, 0.66 lieka stiprus pasipriešinimas ir vėlgi lieka sell high galimybės, sell nuo viršūnių su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Vienas iš tokių instrumentų, į kurį atsargiai reikėtų labai žiūrėti, tai yra nafta, jinai juda labai intervališkai, sentimentas jisai lieka neigiamas, bet, na, dėl dabartinės geopolitinės situacijos į naftą aplamai mažai reikėtų žiūrėti. Auksas, kaip ir matėte, praėjusią savaitę jisai toliau smunka ir, na, iš tikrųjų auksą vėlgi būtų prie aukso galima grįžti tada, kai jau Amerika priims sprendimą dėl palūkanų normų. Vario kaina, kaip ir buvom prognozavę, nuo 2 labai gražiai atšoko, dabar kainai krentant link 2, nuo 2 vėl laukčiau dvigubo dugno struktūros, na ir jau pradėti galvoti apie pirkimus, taip pat atsirastų neblogos perspektyvos. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę. Gruodžio mėnesis bus įdomus, dėl to kiekvieną savaitę stengsime komentuoti apie tai, kas yra aktualiausia. Sekite mūsų apžvalgas, prenumeruokite YouTube kanalą, kad galėtumėte visą laiką pirmi pamatyti rinkos naujienas. Na ir visiems sėkmingos prekybos, stenkitės išnaudoti maksimaliai galimybės, kurias suteikia rinka, bet tuo pačiu atminkite kapitalo valdymo taisyklės, kas yra tikrai labai svarbu prekiaujant rinkose. Na ir stenkitės paimti maksimumą. Sėkmės visiems.